Gerai, tai apie bolševikmetį. Taigi, paprastai turim tam tikrą knygą, iš kurios galima sužinoti, kokie tie laivai yra. Bet yra jūrinė tradicija, kad laivai turi parodyti savo vėliavą, jeigu kas nors pareikalauja. Taip, kad mes artinamės to greitlaivių partizanu, tiesiai į juos, nuleisdami vėliavą iki pusės, parodyti, kad, reiškia, sveikinam, bet prašom parodyti savo vėliavą. Nu ir taip artėjom į tos laivus ir jie buvo pasimetę, nežinojo, ką daryti ir taip toliau atrodė iš binoklio. Ir paskui vis tik tais pakėlė vėliavas. Ir aš dar keletą kartų jiems nuleidau savo partizano vėliavą, parodyti, kad turit jūs parodyti žestą. Tai jie nuleido, atsisveikino ir pasidavė į jūrą visiškai neprisileisdami mūsų. Pranešiau Kaunui, kad toks dalykas įvyko, kad jie pažeidė Lietuvos vandenis. O, sako kapitonė, sako, kokią klaidą padarė turbūt navigaciniai ir taip toliau, neimkite į galvą. Sakau, bet aš pranešu jums, kas buvo. Reiškia, buvo 2 rusų torpedininkai. Mūsų vandenyse 2 mylios nuo kranto. Taip prasirinko, tas dalykas įvyko keletą savaičių ar mėnesį prieš Lietuvos invaziją. Dabar man teko būti Vilniuje, kaip tik tais tą savaitgalį, ir aš paklausiau, susirišau su laivu, ar yra kas nors naujo. Sako, tie 2 laivai dabar visai arti mūsų plaukioja, tie patys, kurie buvo tada, ir vienas povandeninis laivas buvo pastebėtas pakrašty. Dabar, gal jums įdomu ar ne, Kaune, kada jau įsiveržė sovietai, apgaulingai įsiveržė, sakydami, kad jie gelbės mus nuo vokiečių ir taip toliau, į Lietuvą. Aš buvau Kaune ir vienas pulkininkas priėjo prie manęs pašte. Sako, klausyk, kodėl jūs nebėgat? Sako, jūs vienintelė galimybė turit, sako, išnešti Lietuvos reikalus į pasaulį. O mes visi jau esam, pulkai jau yra kontroliuojami ir greitai mes nieko negalėsim daryti, o jūs turite laisvą jūrą. Sakau, ačiū pulkininkė, bet pažiūrėsim. Parvažiavau į laivą. 2 generolai atėjo prie laivo. Nu, aš žinoma išlipau iš laivo ir pasisveikinau su jais ir sakau, ar neužeitumėt pas mus pusryčių, dabar kaip tik tais yra laikas. Sako, ne, mes turim savo kazarmėse užtektinai maisto. Nu, pakalbėjom dar biškį ir paskui sako, ar tas yra pirmasis jūsų laivas, kurį jūs valdote, reiškia, kurio kapitonu jūs esate? Sakau, taip. Da, į последний. Nu, ką tu gali žmogus atsakyti 2 generolam? Bet tada jau buvo aišku, kad aš ilgai nebūsiu to laivo kapitonu ir jie užims ir išveš laivą ir panašiai. Taip, kad aš nudaviau, kad aš nesupratau ar ką nors. Ir dar keletas dalykų buvo, atvyko pas mane puskarininkių komunistų būrelis, sako, mes esam seni komunistų partijos nariai. Mes norim teisti jūsų padėjėją. Ar jūs sutinkat, kad jis būtų teisiamas? Sakau, už ką? Tai jūs per teismą sužinosit už ką. Nu, taip, kad, o vienas iš tų buvo mano sekretorius, taip, kad turėjau ką nors greitai atsakyti. Sakau, žinot ką, puskarininkė, parašykite raštą
kad mes prašome, kad būtų paskirtas politrukas. Kai politrukas atvyks, jis tvarkys tą visą procedūrą. Jis geriau žino, kaip ir kur ir panašiai. Taip, tie du ir daugiau yra elementų, kodėl mes pasitraukėme iš laivo. Dieną prieš atvykstant politrukui, kuris būtų sekęs kiekvieną mano žingsnį. O laivas taip ir liko. Laivą negalėjome išvežti dėl to, kad per žiemą laivas, uostas buvo užneštas. Būtume atsisėdę ant smėlio, jeigu būtume bandę išvykti. Beliko tik viena išeitis pabėgti su maža jachta. Čia ilga istorija, gal kokią kitą progą papasakosiu, kaip mes pralindom pro vartus, ant kurių sėdėjo su kulkosvaidžiais sovietų sargybos. Dabar pabėgti į Švediją jokių būdų negalėtum su būrinio laiveliu, kadangi kitą rytą, reiškia, mes išbėgom 8 valandą vakare, kitą rytą jau būtų lėktuvai ir greitlaiviai mus pagavę. Paliko tik viena galimybė – per naktį atsidurti Klaipėdoje ir paprašyti egzilio teisės. Mes už jachtą turėjo karišką vėliavą. Ir taip mes atsidūrėm Klaipėdoje. Po kelių mėnesių ar po kelių savaičių, abejojom, kad vokiečiai tuo metu buvo draugystėj su rusais, kad jie grąžins mus. Bet vieną dieną Gestapo atvyko ir sako, nusivilkite savo uniformas, jūs daugiau nesat karininkai, o politiniai pabėgėliai. Ir užtat mes jūs vežam į Gleisgarbeno stovyklą, kur daugiau lietuvių yra. Ten buvo ir generolas Plechavičius, daug kunigų, daug visokių valdininkų ir taip toliau. Ir man teko praleisti keletą mėnesių tenais. Dėka vienos žąsies man pasitaikė išsikraustyti iš stovyklos pas lietuvių šeimą Berlyne. Čia, žinoma, trumpa istorija. Kretingoje aš pagelbėjau vienai moterėliai nusipirkti antrąją žąsį. Tai jis sako, kada nors, sako, jeigu būtum Klaipėdoje vėl, prašau, sako, pas mus svečiu. Tai kaip jau prieš vežant į Gleisgarbeno stovyklą, aš paprašiau aplankyti tą šeimą. Pas jos buvo svečiai iš Berlyno. Ir viena ir kita šeima buvo vyras vokietis, o žmona lietuvė. Taip, kad kai atsirado galimybė man išvykti iš stovyklos į Berlyną, aš jau, reiškia, galėjau išleisti mane tik tai, jeigu kas nors Berlyne mane užtikrintų mane Berlyne. Antras mažas dalykėlis, žinoma, čia, bet laimės dalykas. Kaip mus atvežė į Gleisgarbeno stovyklą, 40 žmonių buvom rodos ant sunkvežime, mus pasveikino lietuviškai. Sveiki lietuviai! Vokiečių uniformoje stovyklos viršininko padėjėjas. Aš žiūriu, tai mano pakeltas artilerijos pulke kareivėlis pakeltas į grandinį. Dabar jau vokiečių stovyklos viršininko padėjėjas. Tai jis man ir išrūpino, kad aš būčiau išleistas iš stovyklos. Berlyne teko dirbti sunkiai naktimis, valyti šitos švininius volus, šitose laikraščių leidimo įmonėse.
ir gavau užkrėtimą švino. Matėsi mano rankų kaulai ir kita, ir mane, taip sakant, gydė ir nutarė, kad aš pasiliksiu invalidu. Bet dėka to švino ligos aš susirišau su lietuviais, su Amerikos ambasada ir paskui gavau galimybę išvykti per Braziliją. Dėl to, kad į Ameriką negalima buvo tuo metu vykti visiškai. Nuo Brazilijai gavau laišką iš Jurgėlos, vieno iš tų 3 Jurgėlų. Vienas buvo, kaip minėjau, Lietuvos kariuomenės karininkas, kitas dirbo anksčiau užsienio reikalų ministerijoje, o trečiasis jauniausias Darijaus draugas futbole ir kitur, vėliau Amerikos laivyno, Amerikos aviacijos kapitonas daktaras Julius Jurgėla. Taigi, Kostas Jurgėla man prisiuntė laišką, sako, yra laivas Trakai, kuris neturi kapitono. Ir jeigu tu atvyktum, sako, galėtum tą laivą perimti. Tai vietoj 3 metų laukimo konsulas Brazilijai man padarė dokumentus kitą dieną, kai sužinojo, kad mano istorija. Ir aš atvykau ir dirbau ant Trakų kaip padėjėjų, dėl to, kad prekybinio laivyno yra kitokios santvarkos ir taip toliau. Aš sakau, aš būsiu padėjėjų Norvegui. Bet, tarp kitko, tas laivas Trakai, į kurį uostą jis neįėjo, visur sovietų konsulatai uždėdavo ant jo areštą. Tai laivas nutarė pakeisti į Panamos vėliavą. Tai dabar man nuleisti lietuvišką vėliavą, uždėti Panamos vėliavą. Tarp kitko, aš gavau Panamos laivyno kapitono dokumentus, visą ką. Nebuvo aišku, ar aš galėsiu grįžti į Ameriką. Tai aš nutariau nulipti nuo to laivo. Ir kadangi laivas jau buvo ne po Lietuvos vėliava, ir pasilikti Amerikoje. Taip, kad maždaug... Dabar turbūt jums įdomu, kas atsitiko su karo laivu. Kiek sužinojau, laivą paėmė rusai, išvežė į Liepoją ar kur kitur, pavadino jį Atličnai. Tai turbūt yra ypatingas ar kaip. Ir priskyrė prie savo laivyno. Kiek supratau, kiek girdėjau, kad jis buvo minų gaudymo tarnyboje Suomijos įlankoje ir kad vokiečiai jį nuskandino. Kaip minėjau, jis buvo to pat dydžio kaip Latvijų Virsaitis. Tai tokios žinios apie tą laivą. Šaulio jachtos istorija, kiek girdėjau, yra tokia, kad ta jachta, su kuria man teko su jūrų šauliais ir skautais važinėti aplink Gotlandą, kad ją kas tai rado paskandintą Liepojos uoste. Kaip ji ten atsidūrė, man nežinau. Tai tiek į jūsų klausimus. Kaip jums atrodo, kokią teisę moralinę ir kuo turėjo tas generolas pasakydamas jums, kad čia jau paskutinis laivas jūsų? Ir kuo jis argumentavo tokį? O aš tai buvau, taip sakant, pritrenktas tokio posakio, kad aš vienu žodžiu, toksai nesiskaitimas, jie atėjo kaip valdantieji ir kaip įsakytojai ir neturėsi, reiškia, kitos išeities.
Taip kad paėmus apskaičiavus visas galimybės, kol dar yra laiko, aš nutariau vykti, jeigu galima, per Vokietiją ir kitaip į Ameriką ir bandyti daryti ką nors laisvėje, ką aš galiu. Ar dabar norit ką paklausti? Noriu paklausti dar vieną tokią alternatyvinę, tik tai tokį klausimą teorinį daugiau. Kaip būtų vystęs įvykiai, jeigu visos Lietuvos karinės pajėgos būtų pasipriešinę? Tiek laivynas, tiek kariuomenė. Labai gerai, paklauskit. Ta kartą norėtume. Ja, norit paklausti? Kaip būtų vystęs įvykiai 39 metais, jeigu Lietuvos vyriausybė būtų nusprendusi priešintis, jeigu būtų priešinęsi visos sausumos karinės pajėgos ir laivynas, ir aviacija. Ja. Matot, dabar, kai grįžo iš Sibiro buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Urbšys, jis papasakojo, kas dėjosi Berlyne, ar jis prašė užsukti į užsienio reikalų ministeriją, ar jam buvo pakviestas sustoti į užsienio reikalų ministeriją, reiškia į Lietuvos pasiuntinybę Berlyne. Jis grįžo iš Romos po naujojo popiežiaus šventinimo. Jam buvo įduotas, kiek aš suprantu, ultimatumas per porą dienų, kad Klaipėda bus paimta. Ar nori, ar nenori. Ir kad jokio pasipriešinimo nebūtų, jeigu neatiduosit, neapleisit Klaipėdos, tai mes jėgą paimsim. Dabar pagal istorinius davinius Hitleris išplaukė 22 kovo vakare iš Svinemundės ant kovos laivo, kaip aš minėjau, Deutschlando, su 3 dideliais kreiseriais, dar porą šarvuotų laivų ir 12 torpedininkų. Ir jie, kaip radijas pranešė, jie atsirastų 10 valandą Lietuvoje. Sakysime, karo laivas nieko apie tai nežinojo. Vakare aš vakarieniavau su Monkevičium, kapitonu Monkevičium Šiaulių laive, rodos, ar Panevėžio laive. Ir grįžęs jo padėjėjas sako, kad labai daug žmonių iš Klaipėdos važiavo tą vakarą į Kauną, ypač daug žydų, su čemodanais, su visu kuo. Tai aš pagalvojau, ar tik tais nėra kas nors svarbaus. Nuvykau tojausi laivą, ar yra kokia nors telegrama, ar įspėjimas, ar ką nors, nieko nėra. Taip, kad aš nuėjau miegoti, bet su pasiruošimu rytą anksti atsikelti ir pasižiūrėti, kas darosi. Kai sirenos kaukė 8 valandą, aš liepiau tolygiaus mašinas, reiškia, atšildyti, tik neduoti dūmų, dėl to, kad mūsų laivas daug dūmų. Ir tojaus nuėjau pas kapitoną, sakau, ką mes turim daryti, dėl to, kad man rodos, radijas praneša, kad Hitleris bus čia apie 9 valandą ar 10 ar kiek. Sako, ką tu manai daryti? Aš sakau, vykti į Šventąją. Nu, žiūrėsim, ryšio negalima su Kaunu turėti, kad už pusvalandžio atsirado pulkininkas Kutka. Sako, ką jūs mano daryti? Tai mano kapitonas amžinatilsi sako, padėjėjas siūlo vykti į Šventąją, o ten paskui pažiūrėsim. Tai reiškia, tarp kitko, Hitleris ant laivo, pagal istorikus, sirgo jūrų liga.
ir kas valandą šaukė Ribentropą. Ar jau lietuviai pasirašė? Ar jau lietuviai pasirašė? Jis gavo užtikrinimą, kad lietuviai pasirašė 1:30 ryto. O jau 8-9 jau jis buvo prie Klaipėdos. Taip, kad nebuvo jokios galimybės kam nors susigaudyti. Mums laive niekas nepranešė, greičiausiai ir pulkainiai nieko nežinojo apie tos dalykus, jeigu turėjo pasitraukti iš Klaipėdos. Kodėl Lietuvos vyriausybė nedavė jokių signalų? Dėl to, kad jos užsienio reikalų ministras buvo Berlyne, priverstas rašytis. Ten buvo Krivickas, patarėjas, profesorius Krivickas, patarėjas diplomatiniais klausimais ir taip toliau. Ir visa eilė kitų žmonių ten buvo, greičiausiai. Bet Hitleris gavo pranešimą, kad jie pasirašė tik tais 1:30. Tarp kitko jis sakė, jeigu nepasirašys, tai mes su laivais, laivai turėjo daug artilerijos, 20 laivų, tai būtų sudirbę kaip nieka. Taip, kad sunku pasakyti, kas ten darėsi, kada tau duoda ultimatumus. Panašiai kaip dabar turim Gorbačiovo. Atšaukit savo paskelbimą nepriklausomybės ir padarykit viskas, kaip buvo dieną prieš. Situacija labai panaši. Ultimatumas ten, ultimatumas čia. Ar ir kiti laivai pasitraukė iš Klaipėdos uosto? Kai tik mes pradėjom plaukti į jūrą, tai jau priekiniai laivai pakėlė savo reiškia mašinas ir mums nebuvo aišku, kur jie plaukė. Pasirodo vėliau iš Krištupaičio knygos Jūros keliais Kaunas pasidavė į pietus, o kiti laivai išplaukė į Liepoją. Tarp kitko, Liepojoj susitikom visi, kadangi prekybiniai laivai ten ieškojo savo važmos, o karo laivas gavo pagal jūrinius įstatymus teisę 3 dienom per Velykas sustoti, kad karbunkelis nuimtų nuo laivo. Žinot, priauga tokių žuvelių, kauklelių. Ir gavom Liepojoj susitikti su tais laivais, sužinoti, kaip jie yra ir panašiai. Mažieji laivai kaip Partizanas, Šaulys, Aitvaras, dar keletas kitų savanoris, jie atplaukė į Šventąją, taip pat jachta Šaulys ir dar porą jachtų. Sakysime, jachta, kurią aš ir 2 karininkai pabėgo, tai buvo, rodos, kad Neringa. Nijolė. Daktaro dydžio jachta. Koks likimas ištiko tuos jūrininkus, kurie nepasitraukė į vakarus, sulaukę 39 metais rusų kariuomenės šventojų? Nu, matot, aš aiškiai buvau tenais, bet kadangi aš ir tas karininkas, kuris turėjo būti teisiamas, ir dar vienas, tas buvo leitenantas Kuizinas ir leitenantas Nakas, rodos. Jie kartu su manim plaukė. Dabar, kadangi mes išplaukėm, nepalikę jokių, reiškia, pranešimų, tai jiems didelio sunkumo nebuvo, jie nekaltinė. Kapitonas pasitraukė, jo padėjėjas pasitraukė ir vienas iš leitenantų pasitraukė. O 2 rodos, Lapas ir dar vienas, nebeatsimenu pavardės, pasiliko laive ir sulaukė kitą dieną jau politruko ir tada jūreiviai buvo perkelti į kitus pulkus. Tai jūreiviai buvo perkelti į rusų pulkus? Turbūt gal Plungės lietuvių pulką. Plungėje artimiausius
Aš nežinau. Bet jau jie tapo nebe jūrininkais. Greičiausia, kad ne. Greičiausia, kad ne. Taip, kad per eilę metų paskui aš jokios žinios neturėjau iš jų ir dabar dar pilnai neturiu, dėl to, kad nėra galimybės sužinoti. Taip, kad reikia atsiminti, kad rusai išsivežė mūsų karo laivą ir jeigu kada bus progos, gal malonės mums dovanoti kitą laivą panašų ir gal pakvies apsilankyti. Kaip jūs matant, kokį dabar laivą gali dovanoti jam už tą? Nu, žinot ką, laivas, kuriame aš atlikau savo mokyklą Italijos laivyne, Kristoforo Kolombo. Aš dalyvavau tenais, kai jau jį statė ir kai pastatė 3 didžių stiebų laivą Kristupo Kolumbo vardu. Ir turėjau daug nuotykių tame laive ir panašiai. Vieną dieną Niujorke žiūriu, koks tai laivas, reiškia, yra būrinis laivas, bet nebuvo pilno laivo fotografijos. Tai aš nuėjau pažiūrėti. Ten buvo rodoma filma Maksimka. Negriuko istorija ant būrinio laivo. Nustebau, kad aš kiekvieną virvę pažįstu tame laive, toj filmui. Sakau, nu kas čia dabar, ar man galva sukasi, ar kas, kad aš žinau kiekvieną dalelę to. Kitais metais atvažiavo to laivo Kristoforo Kolombo brolis, reiškia, kitas laivas. Tai aš klausiu kapitono, sakau, kapitonė, kas atsitiko su laivu, kuriame aš plaukiau? Sako, nežinai, rusai pasiėmė kaip karo grobį tą laivą. Užtat aš pažinojau kiekvieną virvę ant to laivo tame filme. Tai matot, kokia istorija. Taip, kad jeigu bus draugiškas susitarimas su sovietais, vieną laivelį jie galėtų atsilyginti, ką jie pasiėmė ir ką nuskandino. Ar realu to tikėtis? Gyvenime visko gali būti. Jeigu kas klausysis Lietuvoje mano šito pasakojimo, tai 50 metų praėjo. Ar galėjau tikėtis kito dalyko, kaip, sakysime, kad gausiu į Lietuvą kalbėti per tos visus 35 metus lietuviškai? Dievas davė, pabaigiau vieną kolegiją, pabaigiau kitą kolegiją ir kada rūpinausi Amerikos balso įsteigimu, radau galimybę ir Amerika per tiek metų kalbėjo į Lietuvą. Nemažai žmonių perėjo per tą laiką, daug rašytojų, tarp kitko Jurgėla Kostas, istorikas, parašęs knygas kelias angliškai, buvo to Amerikos balso viršininku per 26 metus. Kaip jums atrodo, ar teisingi yra dabartiniai kaltinimai amerikiečių valdžiai ir propagandos priemonėms, kurios visą laiką per tą bolševikmetį užsitęsusį skatino nepripažinti, reiškia, Lietuvos okupacijos, skatino lietuvius Lietuvoje kovoti prieš ją ir dabar, kai jau lietuviai yra paėmę viską, paėmę vėliavą į savo rankas, tiek kai kurios tos komunikacijos priemonės, tiek Amerikos valdžia imasi tokios gana minkštos politikos ir žaidžia su Gorbačiovu. Ar teisingi čia tie priekaištai Amerikai dabar? Nu, matot, Amerika demokratijos šalis ir tu negali pasakyti, kad
vienaip ar kitaip. Per 50 metų visi Amerikos prezidentai gynė Lietuvos reikalą. Pareiškimus darė vasario 16 proga. Sakysime, man pačiam teko paduoti medžiagą John Foster Dulles, užsienio reikalų ministrui. Sako, daug ką tu gali pasakyti. Aš parašiau jam, kad šie metai yra Lietuvos valstybės įsiteisinimo metai. 700 metai, kad Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karalium, Inocento IV ir taip toliau. Nu ir sudėjau medžiagą ir jisai visą tą paskelbė, kad Lietuva yra 700 metų gyva valstybė, buvusi tik tai užimta kurį laiką. Buvo vienas iš prezidentų iš 7, kuris per neapsižiūrėjimą leido pasirašyti Gnievo sutartį su Sovietų sąjunga, kad dabartinės sienos yra neliečiamos. Tuo metu valstybės sekretorium buvo Kissingeris. Kissingeris vakare sėdėjo su prezidentu Fordu, lietuviams, latviams ir estams pareiškė, kad Helsinkio susitarimai nelies Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Kitą rytą, kadangi aš dirbau tuo metu radijoje, vakare mes gavom tą visą užrekorduotą, o rytą tų 3 sakinių nebuvo apie Baltijos valstybės. Ir nuvažiavę ten pasirašė, dėl to, kad nebuvo užtektinai susipažinę, koks pavojus yra pasirašyti, kad sienos neliečiamos. Antras dalykas, atsiminkit, dabar pats Gorbačiovas atsiprašė, kad Katyno miške įvykusiai dalykai, jis atsiprašo. Jis turėtų taip pat būti mandagus ir atsiprašyti, kas atsitiko Červenės miškuose arba mirties žygyje į Červenę ir kitur. Taip, kad teisybei nėra galo. Gali užtrukti kitus metus tie dalykai, bet, sakysime, Amerikoje senatas gali bet kokį prezidento nutarimą nepriimti. O mes turim tiek senatorių, kurie, ypač senieji senatoriai, kurie žino Lietuvos reikalą ir panašiai. Žinoma, Amerika yra geraširdinga ir norėtų pagelbėti Sovietų sąjungai. Sakysime, čia mažmožis, bet aš dirbau mėnesius General Electric kompanijoje, dirbdamas ant projekto M18 ar koks tai kitas. Vieną dieną mane iššaukė, sako, girdėjom, kad tu rusiškai moki. Sakau, ja, aš biškį susipažinęs su rusų kalba. Buvo geras, uždėk mums ant visų mašinerijų, kurios eina į Dnieprostrojų, ant šitų vadinamų jėgainių, uždėk visus tos kliučit, vikliučit ir taip toliau, visus ženklus, visus voltmetrus ir taip toliau. Aš turėdavau pasirašyti kasdieną apie kokį 100 parašų, kad dalys yra sumontuotos tvarkoje ir taip toliau. 11 bilijonų dolerių Amerika išleido sovietams pagelbėti, atstatyti visus tos dalykus. Tai kur logika? Kur yra logika? Turėtų kas nors priminti ponui Gorbačiovui. Gorbačiovas sako, padaręs gerų dalykų Lietuvoje, bet turėtų atsiminti, kad Lietuvos užėmimas ir Lietuvos neprileidimas gali jam tik pakenkti. Antras dalykas, aš dirbau kitose srityse taip pat, bet jau, sakysime, aš buvau vyriausias režisierius, kada skrido, susijungė 2 raketos laivai. Reiškia, oro
erdvėlaiviai. Kiek naktų nemiegota, kiek viso ko pridėta. Taip, kad Amerika mėgsta pagelbėti ir norėtų pagelbėti pačiai Rusijai, tik Rusija turi parodyti gerą valią. Bet Amerika padeda jai, nors Rusija ir nerodo tos geros valios. Čia yra laikinas dalykas, aš manau. Čia yra nesusipratimas. Prezidentas, kiek aš supratau, prezidentas pats labai gražų parašė pareiškimą vasario 16 proga apie, kad Lietuva turi būti laisva ir taip toliau. O už kelių mėnesių jis taip neaiškiai sako, kad rusai žino, kad neturėtų liesti lietuvių, dėl to, kad mes kitaip negalėsim jiems duoti javų, nei pagalbos, nei tų raketų, nei šitų įvairiausių dalykų. Jie nori skristi kartu į Marsą, o negali susitarti dėl vargšės Lietuvos. Čia įdomus klausimas, bet komplikuotas klausimas. Kaip aš minėjau, atvykęs į Ameriką, to jos padaviau prašymą, kad priimtų mane į Amerikos laivyną. Kadangi jau buvo mane priėmę į karo laivyno akademiją, tik aš buvau per senas, tada 6 mėnesius per senas. Tai o į kariuomenę nenorėjau eiti, nes aš jau buvau lieutenant commander, arba, reiškia, laivyno kapitonas leitenantas. Tai vienas per tą laiką tiesa, aš atsiradau Kalifornijai, vairuodamas 2 automobilių. Gavau po rodos $2 į dieną už tą darbą. Atsiradau ten, kai buvo Pearl Harbor, kai Amerikos laivyną buvo subombardavę. Ir nuėjau pas Lietuvos konsulą. Sako, aš pažinojau tokį Labanauską, sako, Nemakščiuose, rodos Nemakščiuose. Sako, labai geras žmogus mane įteisė į vartotojų bendrovės vedėjo pareigas, kai jis kur tai išvyko. Sakau, ir aš pažinojau jį, tai mano tėvas. Tai jis labai mane nuvežė Los Angeles, tas buvo, parodyti jų garsiausią universitetą technikos, kuriame dėstė Einšteinas ir jo sūnus vėliau, paskui daugybė, visą eilę žmonių. Ir išsikalbėjus, sako, klausyk, kodėl tau neatvažiuoti ir gauti magistro laipsnį mūsų universitete. Tai aš sakau, nu gerai. Parodžiau jiems dokumentus, sako, puiku, galėsi siekti magistro laipsnio. Taip, kad aš užbaigiau per porą metų tą universitetą. Ir tarp kitko, tame universitete atsitiko toks dalykas. Mano elektrotechnikos profesorius, australietis, sako, kokią tezę ginsi, tu sako, ir kurio, reiškia, ką tu dėstysi seminare, kurį turi paskelbti. Tai aš sakau, profesoriau, leiskit man kalbėti, tema ir apginti modernioji povandeninė karyba. Aš esu buvęs Italijos laivyne, aš esu buvęs prancūzų laivyne, taip kad daug ką galėčiau papasakoti. Nu, jis sako, na gerai, padaryk taip. Tai vienu žodžiu, kai susirinko tenais apie 15 profesorių ir kitų studentų ir taip toliau, man teko kalbėti apie kokią pusvalandį ir atsakinėti klausimus per 2,5 valandos. Kaip povandeniniai laivai
tvarkosi ir kaip jie kariauja, kaip torpedos ir minos ir visokiausių dalykų. Profesorius tas klausinėjo manęs. Ir paskui man davė labai gerą pažymį. Neužilgo jis pasidarė JetLab pirmininkas, kuri pradėjo siuntinėti į Marsą ir į kitas planetas taip toliau. Pasirodo, kad jo klausimai buvo apie kas yra po vandeniu, bet jis apvertė visą dalyką aukštyn kojom. Ir visą tą savo išradingumą parodė skridimuose į Unmanned Space Story. Tai jaučiuosi, kad aš biškį prisidėjau prie. Tarp kitko, kai vėliau Amerikos balso žmonės buvo nuvažiavę pasikalbėti su juo, ne su juo, bet su vienu lietuviu, kuris dirbo prie tų skraidimų ir taip toliau, aš paklausiau, sakau, jis paklausė, ar daugiau yra lietuvių, kurie dirba tenais. Sako, 12 inžinierių. 12 inžinierių dirba prie tos Kalifornijos JetLab, reiškia laboratorijos sprausminių